Sveiki draugai, su jumis vėl podcastas Programuotojo karjera. Ačiū Jums visiems, kas siunčia klausimus ir temas kitiem podcastam. Jau turiu šūsnį eilę, 10 temų į priekį. Tiek savo kažkiek sugalvotų, tiek ir jūsų pačių. Bet šiandien noriu šiek tiek sustoti ir šiandien neatsakysiu į klausimą jūsų, nes užvakar perskaičiau straipsnį, apie kurį privalau pakalbėti, nes tai yra labai aktuali tema programuotojam, ypač freelanceriam. Tai yra nemokamas darbas. Kaip programuotojai dažnai dirba nemokamai, nors to net nejaučia ir atrodo galbūt, kad viskas gerai, nes jiems sakoma padaryti kažką. Taigi straipsnis, kurį aptikau, užvakar parašytas yra Ilzės dirbtuvės puslapis. Ilzė Butkutė parašė straipsnį, kuris vadinasi apie nemokamų paslaugėlių kaulytojus. Pagooglinkit, pagal pavadinimą tikrai surasit, tai jisai dar buvo Facebook'e šėrintas labai daug, kiek matau čia 2500 laikų, tai turėtų būti visai populiarus. Tai labai gražiai autorė parašo apie tai, kad žmonės, kurie prašo kažką padaryti nemokamai, tai iš tikrųjų tie, kurie mažiausiai to verti, kurie nevertina jūsų laiko ir tiesiog pripratę kažko prašyti, kad kažkas kažką padarytų, nors iš tikrųjų galėtų ir sumokėti, ir turi visas galimybės, bet prašo dėl to, kad, taip pripratę, kad ten kažkas kažką pažįsta, tai gal kažką padarys nemokamai ir čia viskas čia normalu. O iš tikrųjų tai gaištamas jūsų laikas, o laikas yra brangiausias jūsų gyvenimo resursas, kaip jau kažkada kažkurioje serijoje minėjau podcast'e. Tai tikrai nemokamai dirbti neverta. Dabar perverčiant visą tai į programuotojų realybę, į būtent programuotojų pasaulį, tai, sakykime, imantis kažkokio projekto, tai kurioje vietoje eina tas prašymas nemokamo darbo. Tai trys vadinkim, etapai, kada jūsų gali paprašyti dirbti nemokamai arba pigiau. Tai pirmas dalykas prieš projektą. Tada, kai prasideda derybos dėl kainos, kiek kainuos, ar gali padaryti, ar negali padaryti. Tai labai dažnai Lietuvoje klausia užsakovai potencialus, kiek kainuos, tada kai išgirsta, o kodėl tiek, o už ką čia tiek, o gal galėtum pigiau, gal galėtum nemokamai ir dar visokių kitokių argumentų atsiranda. Tada projektų eigoj pačioje, jeigu jūs darot, ir ten atsiranda kažkas, tai ką reikia padaryti neplanuoto ir neaptarto, tai irgi užsakovas ten sako, negi tau gaila, taigi čia bendras darbas, taigi čia komandinis darbas, rezultatas, žodžiu, motyvuoja visai kaip, kad tik tai nemokėtų pinigų, nes biudžeto turbūt ir neturi. Tai va čia antras etapas, kada jūsų gali paprašyti, ir trečias etapas tai jau po projekto, kai jau yra priduota viskas, jau projektas važiuoja, ir tada staiga atsiranda kažkas, ką užsakovas dar sugalvoja padaryti. Bet biudžeto tam vėlgi neturi, bet čia projektas bendras, čia iš idėjos galigi padaryti, negi tau sunku. Tai va 3 tokie kabliukai, kur gali jūsų paprašyti ir kiekvieną iš jų aptarkim šiek tiek plačiau ir atskirai. Tai pirmas etapas, kai prieš projektą derybose dėl kainos, derybų metu jūsų prašo kažką padaryti pigiau arba nemokamai. Tai kokie dažniausiai būna argumentai? Pirmas dalykas, mes neturime biudžeto arba mes turime ribotą biudžetą. Bet iš programuotojo pusės žiūrint, ar tai programuotojo problema, kad užsakovas neturi biudžeto, ar tai yra užsakovo problema, kad jie neturi biudžeto. Kad jie ten sugalvoja projektą už 1 milijoną, bet turi jam ten 500 litų, eurų, whatever. Tai čia ne programuotojo problema. Jeigu jie neturi biudžeto, jūs neturit būti tas atpirkimo ožys, kuris jam padės. Tada kitas argumentas, jeigu jums žada, kad gal bus daugiau darbų ateityje, irgi labai dažnas variantas Lietuvoje, tu man padaryk šitą pigiai, o po to bus daugiau darbų ir tada ten ilguoju laikotarpiu tau atsipirks. Tai reikalas tas, kad jeigu jūs pradėsit su tuo užsakovu dirbti pigiau, tai jeigu ir bus toliau darbų, jie irgi bus pigiau. Nes užsakovas pripras, kad jūs dirbat už tiek, kad įmanoma jūs palenkti. Ir jeigu ir bus ateityje daugiau darbų, tai su tuo užsakovu nereikia prasidėti jokiais būdais. Trečias argumentas, tai jeigu yra kažkoks kitas, sakykime, programuotojas, kuris gali padaryti pigiau. Ten dažniausiai būna visi pažįsta kažkokį ten brolio, draugą, ten švogerį, 3 eilės pusbrolį ar kažką tai, kas gali padaryti pigiau, tai kodėl tu man čia draskai akis su savo kainomis, yra per didelė. Tai tokius reikia siūsti iš karto pas tą patį brolį, pas tą patį draugą, tegul padaro pigiau, tada vis tiek kokybė bus atitinkama, tada sugrįž pas jūs, kad jūs galėtumėt perdaryti už 3 brangiau. Arba dažniausiai nesugrįž iš tikrųjų.
Tai va, tai irgi toks argumentas nėra argumentas, jeigu kažkas daro pigiau, tegul daro. Jūsų kaina turi stovėti tvirtai. Toliau bendrai, jeigu siūlo kažkokį projektą ir su tokia mintim, kad negi tau gaila padėti, sakykime, projektas, kuris ten nesiekia daug pelno, kuris yra lengvai padaromas, kuris ir atrodo lyg ir toks papigiai, kaip sakoma, ir sako, negi tau gaila, tai čiagi tau porą dienų darbo, nes po to atsiskaitysim, aš tavo alaus pastatysiu. Tai tokius žmonės reikia irgi siūsti, grubiai tariant, bet siūsti taip profesionaliai, nes yra tikrai žmonių, kurie gali padaryti pigiai ir aš dažniausiai tokius siunčiu į forumą Uždarbis.lt. Tai yra ten tikrai daug mokinių, studentų, pradedančiųjų programuotojų, kuriem 50 eurų yra dideli pinigai ir kurie daro pakankamai, kokybiškus pradedančiųjų darbus. Tai jeigu ten ta svetainė ar kažkoks tai projektas iš tikrųjų yra paprastas, tai duokit nuorodą į Uždarbis.lt, ten tikrai žmonės atras tuos, kas darys pigiau, jeigu tai yra vienintelis faktorius, jeigu jie ten nesiekia kokybės labai. Ir paskutinis toks argumentas prieš projektą pradedant, jeigu tai yra projektas iš tikrųjų nepelno siekiantis. Kažkokia labdaros organizacija ar ten kažkoks šiaip idėja kažkokia ten, pavyzdžiui, nufotkint visus duobės Kaune ar ten Vilniuje ir ten toks kažkoks visuomeninis projektas, tai prie tokių nemokamai prisidėti verta, nes, tiesiog, jeigu jums idėja patinka, tai valio, gali daryti nemokamai, bet paskaičiuokit iš tikrųjų, kiek tai atims laiko. Nes jeigu jūs pasiruošit ir pradėsit dirbti nemokamai, tai žmonės vėlgi idėjos autoriai prie to pripras, kad jūs dirbat nemokamai ir tada iš jūsų galės prašyti daugiau laiko, po to tai perauks į tokį, tokią keistą situaciją, kad jūs neturėsit laiko, nes dirbsit prie tų projektų, kurie jums neša pinigus, o iš jūsų prašys vis dar to nemokamo darbo, prie kurio kaip ir pripratę. Ir idėja lyg ir patinka, lyg ir norisi prisidėti, bet laiko kaip ir nėra, nes valgyti tai reikia už kažką ir reikia dirbti prie tų projektų, kurie neša pinigus. Tai dėl to, jeigu pasiryšit nemokamai dirbti iš idėjos, tai pamatuokit iš tikrųjų, kiek ten to laiko bus ilguoju laikotarpiu ir ar tikrai verta. Jeigu matot, kad ten tikrai laiko gali būti daug, tai nuoširdžiai atsiprašykit ir sakykit, kad sorry, negaliu padėti. Tai va, bet kuriuo atveju, jeigu prieš projektą jūsų prašo kažką padaryti nemokamai arba pigiau, tai dažniausiai yra ženklas to, kad su žmogum prasidėti net neverta. Tai yra žmogus, kuris nevertina jūsų laiko, jūsų kaip specialisto ir tiesiog tai, kad žmogus neturi pinigų savo idėjai įgyvendinti, tai nėra jūsų problema. Šiais laikais pinigai nėra tokia didelė kliūtis, jeigu, sakykime, žmogus sugalvoja, kad nori kur ten sekantį Facebooką ar ten kažkokią savo idėją, taigi, paimk kreditą bankį, nežinau, pasiskolink iš draugų, laimėk tai loto, whatever, 10 000 kokių eurų. Šiais laikais pasiskolint, iš greitųjų kreditų paimk blogiausią atveju. Tai labai, kaip sakoma, liaudė lieva atmaskė, kad žmogus neturi pinigų sumokėti programuotojui. Jeigu jis neturi pinigų, tai yra jo problema. Tai va, baigiam dalį apie tai, kas vyksta prieš projektą. Dabar projekto eigoje, jeigu klientas prašo patobulinimų nemokamai arba kažką pakeisti nemokamai, tai irgi gan dažnas variantas. Sakykime, projektas įsibėgėjo, ypač link pabaigos dažniausiai atsiranda iš tikrųjų dažniausiai tada, kai klientas pamato pirmą projekto vaizdą, pirmą kažkokį vizualų variantą ir tada pagalvoja, kad aš čia mąsčiau biškį kitaip arba aš čia nepagalvojau. Jeigu klientas nepagalvojo, tai vėlgi tai nėra jūsų problema. Tai kliento problema, kad jisai turėjo pagalvoti, o jeigu jau nepagalvojo, tai už tai reiškia sumokėti. Tai pirmas dalykas, jeigu jūsų kažko prašo, tai klausimas toks, ar tai buvo aptarta, ar tai buvo aprašyta kažkur tai ta funkcija. Jeigu ne, tai vienareikšmiškai papildomas darbas, vienareikšmiškai papildomi pinigai. Ir vėlgi dėrėkitės, turit būti įvaldę kažkiek dėrybų meno, kad negalima daryti šiaip bet ko nemokamai. Nebent tai yra kažkokia smulkmena, ten, nežinau, pakeisti mygtuko spalvą, ar ten pakeisti tekstą, kas iš tikrųjų užtrunka ten 5 ar 10 minučių, viskas okei. Bet bendru atveju, jeigu tai darbas nebuvo aptartas, visada prašykit pinigų. Kaip
tuos pinigus įvertinti, jau ar ten valandinį įkainių, ar ten dar kažkaip jau kitas klausimas, čia atskiro podcast'o gal tema, bet bendruoju atveju tai nedirbkite nemokamai. Nebent pasiūlykite alternatyvą. Pavyzdžiui, jeigu užsakovas nori padaryti kažką, jūs pagalvokit ir pasiūlykit, kaip tą patį rezultatą pasiekti su esama sistema, nieko nedarant papildomai. Ir dar kitas dalykas, kad iš tos pusės dar svarbiau tampa gerai aprašyti užduotį pačioj pradžioj. Ypač jeigu didesnis projektas, tai kuo mažiau laiko skiriama pradžioj viso to surašymui, tuo daugiau tikimybės, kad atsiras tokių prašymų padaryti kažką nemokamai. Dėl to ypač jeigu atrodo, kad labai dažnai, tarp kitko, variantas, kad projekto pradžioje atrodo, kad projektas didelis ir labai sunku įvertinti, kas ten po to bus. Tai jeigu sunku įvertinti, tai ypač yra svarbu pradžioje pasėdėti, viską pabražyti ant popieriaus, pagalvoti, kas gali nutikti, pagalvoti, ko gali prireikti dar projekto eigoje ir panašiai. Tai tikrai nenuvertinkit projekto planavimo, projektavimo ir visų tų paruošiamų darbų, nes nuo to priklauso, kiek tokių nukrypimų ir kiek tokių potencialiai nemokamų darbų gali atsirasti. Tai čia antras etapas, kai projekto eigoje jūsų prašo. Ir trečias variantas, kaip po projekto. Sakykime, projektas priduotas, jisai važiuoja, jisai jau yra kažkur internete patalpintas, ar ten pas užsakovą kompiuteriuose viskas yra ok, ir tada jums skambina staiga ir sako, čia žiūrėk, čia kažką reikia padaryti. Kai jau laikas praėjo, ten mėnuo, ten sakykime, ar kažkoks didesnis laiko tarpas, tai vėlgi priklauso viskas, kaip buvo sutarta, kaip viskas buvo aprašyta. Jeigu jūsų, čia keli variantai. Pirmas variantas, jeigu jūsų prašo ištaisyti bugus kažkokius, atrado kažkokią klaidą ar bugą programoje, tai čia yra šventas dalykas. Atsiminkit, jūs tai padaryti privalot. Jeigu tai yra jūsų kaltė, klaidas taisykit, žinokit. Aišku, yra protingas laiko tarpas, jeigu, sakykime, tai po metų paskambina, tai gal jau ne, tai vėlgi priklauso, kaip jūs susitarė. Aš dažniausiai darau taip, kad po projekto pridavimo 1 mėnesį taisau visus bugus nemokamai, kad ir kokie jie būtų, jeigu dėl mano kaltės, po to jau viskas eina susitarimo reikalas. Nes per mėnesį, jeigu žmogus neištestuoja savo paties projekto, tai, užsakyto projekto, tai reiškia ne tiek jam jo ir reikia. Plius tas mėnuo kažkiek įpareigoja žmogų realiai pasinaudoti sistemą, nes žino, kad po to mėnesio jau tas garantinis kažkiek gali ir negalioti. Aš iš tikrųjų ir po mėnesio taisau, jeigu yra kažkas ten svarbaus ir tikrai mano kaltės, bet ten jau dėrybų klausimas, nes po mėnesio ar ten ilgesniam laiko tarpui praėjus, kai kurie bugai atsiranda būtent dėl kliento kaltės ir tada jau būna sunku įrodyti ir panašiai, tai tų ginčių reikėtų vengti. Tai jeigu tai bugai, tai šventa, bet jeigu jūsų prašo kažką padaryti nemokamai, tai nebent darykit malonės smulkmenas. Tai vėlgi, jeigu ten pakeisti mygtuką ar pakeisti tekstą, tai maloniai, ypač jeigu su klientu viskas buvo tvarkoje ir klientas buvo sukalbamas ir sumokėjo ir viskas tvarkoje, tai padarykit malonę staigmeną ir padarykit ir gal netgi kiek įmanoma greičiau padarykit, kad jisai tada rekomenduotų jūs potencialiai kitiem klientam. Bet jeigu tai yra didesnis darbas, tai tada sakykit, kad jūsų laikas kainuoja tiek ir tada dėrėkitės dėl kainos, kaip tai vertinti. Tai 3 tokie etapai, 3 pamastymai, kada jūsų gali paprašyti nemokamai padirbėti. O galiausiai tokia kaip reziumė, vėlgi apibendrinant ir kažkiek pasikartojant, tai nedirbkit nemokamai dėl paprasto žmogiško faktoriaus, kad jūs tokiu būdu atimate iš savęs laiką, o gyvenimas yra vienas, gyvenimas yra trumpas. Jeigu jūs darot kažkam nemokamai, reiškia jūs nedarot kažko savo arba nedarot kažko tiems, kas to labiau vertas. Galbūt jūs nebūnat su draugais, galbūt jūs nebūnat su mylimaisiais tuo metu, galbūt jūs neskiriat laiko savo hobiui, savo sveikatai, vien dėl to, kad kažkas jūsų paprašo padaryti kažką nemokamai ir dažniausiai, kas blogiausia, tokie žmonės to neįvertina. Labai retais atvejais išgirsit ten padėką ar ačiū ar kažką realaus. Dažniausiai tai žmonės, kurie tiesiog pripratę kažką gauti haliavai ir su tokiais žmonėm tiesiog prasidėti nereikia, juos reikia užuosti už kilometro. Ir to būtent jum ir linkiu, kad jūsų darbas būtų vertinamas, o jeigu sutiksit žmonių, kurie to nevertins, sugebėsit juos atfutbolint, parodyt duris, parodyt, kur galima rasti tokių,
kurie dirba pigiai arba nemokamai, o jūs patys auksit savo karjeroje ir dirbsit už didesnius pinigus. Taigi vertinkit savo laiką, nes gyvenimas yra tik tai vienas. O plačiau kažkiek galite pasiskaityti straipsnį, pasikartosiu pavadinimą, pakartosiu apie nemokamų paslaugėlių kaulytojus. Ilzė Butkutė autorė. Tai tiek minčių, nedirbkit nemokamai, o dirbkit už didelius pinigus. Iki kito karto.